Pirmą kartą atsidarę Photoshop CS4 programą pamatysite, kad grafinė aplinka skiriasi nuo standartinių programų, kurias matote Windows operacinėje sistemoje. Tačiau neverta įsigasti, kadangi, mano nuomonė, grafinė aplinka yra patogi ir lengva rasti reikiamus įrankius ir funkcijas. Jeigu teko bent kiek naudoti ankstesnės Photoshop versijas, pastebėsite, jog grafinė aplinka kiek pasikeitė. Viršuje yra meniu juosta, kurią matote beveik kiekvienoje programoje. Taip pat turbūt pažįstami žodžiai kaip File, Edit, View, Window, Help, priklausomai nuo programos. Pavyzdžiui, File meniu sritis skirta veiksmams su failais ir pačia programa atlikti. Tarkime, išsaugoti ar atidaryti failą, sukurti naują dokumentą, importuoti ir eksportuoti failus įvairiais formatais, uždaryti programą ir panašiai. Toliau kiek dešiniau yra juosta, kurią aš vadinu aplikacijos arba programos panele. Čia randama keletą naudingų funkcijų, įrankių arba ikonų, kurias paspaudus įjungiami tam tikri režimai. Tiesa, kiek ilgiau palaikius pelės žymėklį ant ikonos atsiras užrašas, aiškinantis, kaip vadinasi įrankis ar funkcija. Pavyzdžiui, palaikius ilgiau žymėklį ant šitos ikonos, atsiranda užrašas Launch Bridge. Jeigu nežinote, Bridge yra atskira Adobe programa susieta su beveik visomis kitomis Adobe programomis. Pavyzdžiui, Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, InDesign, After Effects, Premiere ir taip toliau. Apie Adobe Bridge plačiau pakalbėsiu kitą kartą. Toliau yra ikonas su užrašu View Extras. Čia galima jungti papildomus režimus skirtus dokumentų peržiūrai. Pavyzdžiui, galite jungti liniuotę, su kuria lengvai orientuositės, kiek koks objektas užima vietos dokumente. Galima nustatyti, kad liniuotė būtų sugraduota centimetrais, coliais, pikseliais ar net procentais. Taip pat galite jungti tinklelį, angliškai grid, jeigu norite, tarkime, išdėstyti objektus simetriškai ar panašiai. Zoom level funkciją naudosite labai dažnai. Paprastai sakant, zoom level yra priartinimo lygis. Pavyzdžiui, jeigu dokumentas yra gana didelis ir netelpa į darbo zoną, tai yra šią tamsiau nuspalvintą erdvę, galite sumažinti dokumento priartinimo lygį iki tokios procentinės dalies, kad matytumėte dokumentą visumoje. Arba priešingai, jeigu norite priartinti vaizdą ir iki tiek, kad matytumėte net ir smulkiausias detalės, pasirinkite, tarkime, 200% priartinimą. Tai reikš, kad dokumento vaizdas bus padidintas dvigubai. Po skirtuko matote išdėstytus 3 įrankius – Hand Tool, Zoom Tool ir Rotate View Tool. Pirmieji 2 įrankiai buvo integruoti ir ankstesnėse Photoshop programos versijose, tačiau Rotate View Tool įrankis pristatytas tik CS4 versijoje, tai yra toje versijoje, kurią aš dabar ir naudoju. Apie Photoshop įrankius kalbėsiu atskirame vaizdo įraše, todėl dabar plačiai apie šios įrankius nekalbėsiu. Paprastai sakant, Hand Tool įrankis naudojamas tada, kai dokumento vaizdas yra per didelis ir visas dokumentas nesimato, o jums reikia perkelti vaizdą, tarkime, į dokumento kraštą. Pasinaudoję Hand Tool įrankiu galite perkelti vaizdą į norimą dokumento vietą. Zoom Tool įrankis atlieka tą pačią funkciją kaip ir Zoom Level, turiuomenyje jis skirtas dokumento vaizdo priartimui ar atitraukimui. Rotate View Tool įrankis skirtas pačios darbo zonos pasukimui tam tikrų kampų. Iš pradžių gali atrodyti, kad pasukau patį dokumentą, o ne darbo zoną. Tačiau, jeigu išsaugotumėte šį dokumentą, pamatytumėte, kad niekas nepasikeitė. Po skirtuko, kiek dešiniau, matote dar 2 ikonas. Paspaudus ant pirmosios ikonos atsivers pasirinkčių juostą, kurioje galėsite pasirinkti tam tikrą dokumentų išdėstymo režimą. Trumpai pademonstruosiu keletą išdėstymo režimų. Pirmiausia, atsidarysiu dar porą dokumentų, tiksliau paveiksliukų. Kaip matote, Photoshop CS4 versijoje dokumentai yra išdėstyti lyg viename lange, tik su skirtukais arba kortelėmis, angliškai tabs. Matome, kad Consolidate All yra standartinis dokumentų išdėstymo režimas, kurį aš pats dažniausiai ir naudoju. Tačiau, jeigu jums šis režimas nepriimtinas, galite pasirinkti kitą. Pavyzdžiui, pasirinkime režimo Tile All in Grid. Kaip matote, dabar dokumentai nebėra viename lange. Kiekvienas dokumentas turi savo langą ir, naudojant šį režimą, visi dokumentai bus sujungti į tinklą.
Pabandykime atidaryti dar porą paveiksliukų ir pažiūrėkime, kaip pasikeis dokumentų išdėstymas. Atsidarius naujus paveikslėlius, reikia iš naujo aktyvuoti norimą režimą. Matome, kad dabar visi 5 paveikslėliai turi savo atskirą langą, tačiau visi šie langai yra sujungti į vieną bendrą langą arba, kitaip sakant, tinklą. Atkreipkite dėmesį, kad galima pasirinkti ne visus rodymo režimus, kadangi greičiausiai esame atsidarę per mažai dokumentų. Be režimų, kurie pažymėti ikonomis, taip pat rasite keletą kitų režimų. Aktyvavę Float All in Windows režimą matome, kad dabar kiekvienas paveikslėlis turi savo atskirą langą. Būtent šis režimas buvo naudojamas ankstesnėse Photoshop versijose. Beje, čia galite nurodyti ne tik tai, kaip išdėstomi patys dokumentai, tačiau ir nustatyti vienodą priartinimo lygį visiems atidarytiems dokumentams. Pavyzdžiui, sumažinsiu šito paveikslėlio priartinimo lygį ir pasirinksiu Match Zoom. Taigi visiems dokumentams buvo priskirtas toks pat priartinimo lygis. Dabar grįžkime į numatytą režimą, kadangi noriu parodyti dar vieną būdą, kaip galite keisti dokumentų išdėstymą. Pasirinkime bet kurią kortelę ir paspaudę ir laikydami kairį pelės mygtuką, tempkime kortelę. Matote, kad atsirado blankus atskiro lango vaizdas, o tai reiškia, kad paleidę kairį pelės mygtuką atsidarysime pasirinktą paveikslėlį naujame lange. Galime padaryti ir priešingai, įkelti langą atgal prie kitų dokumentų. Veiksmų seka tokia pat, tik šį kartą tempkite langą prie kortelių juostas. Kaip matote, dokumentas vėl prisegtas prie bendrojo dokumentų lango. Galiausiai paskutinis dalykas programos panelėje yra Screen Mode, programos vaizdo režimas. Numatytasis režimas yra Standard Screen Mode, kurį dabar ir matome. Pabandykime pasirinkti Full Screen Mode with Menu Bar. Kaip matote, dingo kiti dokumentai ir užsidarė kai kurios panelės. Šį režimą patogu naudoti tada, kai norite susikoncentruoti ties vienu dokumentu, nekreipdami dėmesio į kitus dokumentus, kurie jums galbūt trukdo. Pasirinkę Full Screen Mode režimą, dings visa programos grafinė aplinka ir liks tik pasirinktas dokumentas juodame fone. Iš šio režimo galite išeiti paspaudę klaviatūros mygtuką F arba Escape. Kairėje matome įrankių juostą, kurioje sudėti visi reikalingiausi įrankiai. Pavyzdžiui, Move Tool, Pencil Tool, Brush Tool, Dodge, Burn Tool ir taip toliau. Paprastai įrankių juosta yra lyg prilipdyta prie kairiojo šono, tačiau jeigu jums patogiau, galite perkelti įrankių juostą į dešinąją pusę arba atidaryti juostą naujame lange. Paspaudžiant rodiklėlės juostos viršuje, galite keisti įrankių išdėstymą. Kaip matote, įrankių juostas susistūmė vertikaliai ir dabar įrankiai išdėlioti dviejomis eilėmis. Dar kartą paspaudžiant rodiklėlės, atstatysite anksčiau buvusį įrankių išdėstymą. Kiek aukščiau, po meniu juosta, yra įrankių nuostatų juosta. Šioje juostoje rasite pasirinkto įrankio nustatymus. Pastebėsite, kad keisdami įrankius pakeisime ir galimus nustatymus nuostatų juostoje. Pavyzdžiui, pasirinkime Brush Tool įrankį. Nuostatų juostoje galite nurodyti norimą teptuko diametrą, maišymo būdą, matomumo procentais ir taip toliau. Nesijaudinkite, jeigu ne visi mano pasakyti žodžiai jums aiškus, kadangi apie kiekvieną įrankį kalbėsiu kitose vaizdo įrašuose. Programos dešiniajame šone yra panelių blokai, kuriuose rasite daug įvairių funkcijų. Layers panelėje galite kurti, trinti dokumentų sluoksnius, o Adjustments panelėje koreguoti dokumento ryškumą, kontrastą, spalvas ir taip toliau. Ir paskutinė juosta, kurią norėčiau trumpai apžvelgti, yra darbo aplinkų pasirinkimo panelė. Paprastai sakant, darbo aplinka yra grafinės aplinkos elementų išdėstymas. Numatytoji darbo aplinka, kaip matote, yra Essentials. Pasirinkę aplinką Basics, matome, jog atsirado daugiau vietos darbo zonai, kadangi užsidarė panelių blokai. Tačiau jeigu mums reikia, tarkime, dirbti su sluoksniais, galime paspausti ant atitinkamas ikonas ir atidaryti sluoksnių panelę. Paspaudę viršuje esančią rodiklę grąžinsite panelių blokus į standartinį rodymo režimą, kurį matėme Essentials darbo aplinkoje.
Jeigu Photoshop naudojate ar naudosite piešimui, galite įjungti Painting darbo aplinką. Jeigu kursite tinklalapį dizaino maketus, galite pasirinkti Web darbo aplinką, tačiau tai nebūtina. Visose darbo aplinkose veikia visi įrankiai ir funkcijos. Esminis skirtumas tarp darbo aplinkų yra grafinės aplinkos elementų išdėstymas. Kita vertus, kiekviena darbo aplinka gali turėti kitokias klavišų kombinacijas įrankiams ar funkcijoms pasirinkti bei skirtingą meniu juostos punktų išdėstymą. Be jau egzistuojančių darbo aplinkų, galite sukurti savo aplinką ir ją išsaugoti. Susidėlioję grafinės aplinkos elementus, pasirinkite Save Workspace. Atsidariusiame lange galite pažymėti, kokias nuostatas išsaugoti. Tai yra panelių pozicija, klavišų kombinacijas ir meniu juostos punktų išdėstymą. Žinoma, taip pat galite ir panaikinti sukurtas aplinkas pasirinkdami Delete Workspace. Tik atminkite, jog negalite ištrinkti aktyvuotos darbo aplinkos. Prieš užbaigdamas šį vaizdo įrašą, noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką. Darbo zonos apačioje, kairiajame šone, galite nurodyti, kokią informaciją rodyti. Pavyzdžiui, paspaudę ant šios rodyklės ir pasirinkę Show, galite nustatyti, kad šioje mažojoje juostoje būtų rodomos, pavyzdžiui, dokumento dimensijos ir rezoliucija, arba pasirinktojo įrankio pavadinimas ir panašiai. Kiek kairiau galite įrašyti priartinimo lygį, jeigu jums tai patogesnis būdas negu naudoti Zoom Tool įrankį. Na kągi, trumpai apžvelgime Adobe Photoshop CS4 programos grafinės aplinkos struktūrą, išdėstymą ir tikiuosi, kad nuo šiol jūs sugebėsite lengviau orientuotis programoje.